Labas, tai sveikata, energija, balansas. Visos gertuvės išvarė jau iškeliavo, liko paskutiniai 2 puodeliai skirtingų dizainų, štai toks ir dar kitoks elektroniniai parduotuviai. Ir šito puodelio liko vieno, ir kito puodelio liko vieno. Tai kas norėjote pabandyti švelnaus, įkrauto vario vandens, labai rekomenduoju. Aš geriu kiekvieną dieną iš savo gertuvės ir iš savo puodelio. Vandenuką galite palikti 2-3 valandom, to pilnai užtenka. Ajurvedos išmintis teigia, kad vanduo laikomas varinėme inde įgyja gydančių savybių. Jis praturtinamas vario jonais, kurie padeda subalansuoti 3 kūno došas – vatą, pitą ir kapą. Ir šis procesas vadinasi tamra džal. Tai yra natūralus būdas stiprinti imunitetą ir skatinti virškinimą bei detoksikuoti savo organizmą. Ajurvedos meistrai sako, kad gerk varinį vandenį kaip vaistą, lėtai, su dėkingumu ir sąmoningumu. Leisk šiam vario vandeniui tapti tavo rytiniu eliksyru ir ritualu, kuris yra tyras, ramus, prisotintas energijos ir senovės išminties. Apskritai varis yra Veneros metalas ir tai yra ir ramybė, ir antistresas, ir harmonija, pilnatvė ir be abejo energija. O pats varis yra ilgaamžiškumo metalas, tai yra grožio simbolis. Ir tai yra stiprybė visomis prasmėmis. Taip pat vario papuošalus arba žiedus, apyrankės, puodelius, viską rasti elektroniniai parduotuvėje, jūs galėsite pridėti prie skaudamos vietos. Būtent varis padės išlaikyti tau vidinį ritmą net didžiausių stresų metu. Išsirink savo mėgstamą vario arba žalvario papuošalą, kurie yra reguliuojama dydžio elektroniniai parduotuviai. Ten rasi žiedų, apyrankių ir paskutinius likusius 2 puodelius, kuriais įkrausi savo vandenį. Parašyk, ar esi ragavęs vario vandens.